Sveiki. Nu, šiandien varysim į Geirangį. Iš tikrųjų, ilgasis savaitgalis yra. Pirmadienis laisvas. Tai galvojam, orai tai šiaip kiek pranešė, nieko gero. Bet galvojam, ar namuose sėdėsim, ar judam kur nors. Tai kažkokio plano tam Geirangį nėra. Tiesiog važiuojam pačilint, nežinau. Kažką gal pamatysim, galbūt su kažkokiu kruiziuku nuplauksim. Ar ten, žinau, ten yra kažkokių laivai turistiniai, kažkas pabandysim. Nu, pakeliui pasistatėm. Dabar varysim, žodžiu, leisimės dabar čia, keliu. Nu, žodžiu, ten zigzagais ir iki pat ten apačios, kur fjordas yra, palei fjordą nuvažiuosim ir bus Geirangeris. Ir dar sustosim tokiam tokio apžvalgos vietoje, apžvalgos balkone, kur jau matysis Geirangeris, ten viskas. Tai ką, varom toliau? Nu, atvažiavom į tą apžvalgos balkonėlį. Dabar pažiūrėsiu. Dabar parodysiu, kaip čia viskas gerai atrodo. Nu, dabar dar leisimės. Ten va yra Geirangeris. Ir leistis, nusileisti. Iš tikrųjų, iš čia pažiūrėjus atrodo, kad kempingas taip pilnutėlis yra. Bet mes juk su namu važiuojam, tai mums nereikia kempingų. Ne? Nu, čia kažkokią vietą radom. Žodžiu, kempingai, kaip ir sakiau, ten atvažiuoji į kempingą, tai žiauru. Vienam kempingė buvo vietos iš tikrųjų, bet sako, nėra tos vietos, kur nėra elektros. Galvoju, tai kam man tas kempingas reikalingas ten be elektros. Tai va, sustojom taip ant gatvės. Bet gerai, jau permėgojame. Tai gerai, pats tas. Iš tikrųjų, tai sunkiai čia važiuoti, tą kalną buvo. Čia mes esam, kaip yra Geirangeris, atvažiavom į Geirangerį ir, žodžiu, pradėjom vėl kilti kitą kalną, ten link Dalšnibos. Nu, ten, vienu žodžiu, Dalšniba yra tokia vieta, kur važiuoji į Geirangerį ir paskui kili dar aukščiau ten. Iš vis yra, žodžiu, viena aukščiausių vietų Europoje, kur gali su mašina nuvažiuoti. Tai jo, bet aš nežinau, ar ten važiuosim, nes lyg ir mačiau kažkur ženklas buvo, kad gal jinai uždaryta yra. Nes iš tikrųjų skaičiau grupėse Norvegijos čia keliautojų, tai
lygiai rašė, kad kažkas buvo, bet jo. Iš tikrųjų buvo dar mintis tokia, gal į tą dažnį pavažiuoti šiandien, pakilti, ten išmiegoti, bet ten šalta yra. O kokia yra problemytė, iš tikrųjų pas manęs dujų ant balionų yra va tiek va. Tai nežinau, kaip čia bus, iš tikrųjų reiks stengtis nenaudoti dujų. Nu, atvarėm į Geirangerį. Iš tikrųjų, vakar neatsisveikinau nieko, nes kažkaip parėjom į kemperį ir miegoti. Iš tikrųjų, naktį, blemba, šilta visai buvo naktį miegoti, nejungiam nei šildymą, nieko, ryte biškį įjungiam šildymą. Tai dujų dar užtekom. Jo, dabar atvarėm į Geirangerį. Varysim, ten yra toks prieplauka tokia. Ir varysim po Geirangerio fjordą čia su laivuku. Nežinau, vakar per internetą užsisakėm bilietus. Tai va, o ką, dar anksčiau atvažiavom čia biškį, nes galvom, kad biškį bus problemų pasistatyti kemperį. Bet kaip matot, čia tokia radom kemperiams vietą. Mokamas stovėjimas, aišku, bet o ką, Tai ką, tada susitinkam prie keltuko. Žodžiu, biškį pasikeitė planas. Atvarėm čia kempingą. Nu ten, kur buvo tas parkingas, kur stovėjom. Ir šalia buvo kempingas visai. Tai žodžiu, ten parkingas, aš per programėlę įvedžiau 200 kronų. Galvoju, ten 3 valandom. Galvoju, atvariau į kempingą 450 kronų. Visai parai. Parkingas. Tai va, tai jau jaučiu čia ir laikysimės. Bet tai aš dabar jums parodysiu. Bet tai koks vaizdas yra čia. Žiūrėkit, taip su intriga parodysiu. Va, čia yra kemperis. Pažiūrėkit. Ir čia va Geirangerio fjordas. Tai va, tai dabar tikrai susitinkam jau prie keltų. Davai. Atvarėm prie keltuko, bilietukai. Varysim pažiūrėti krioklių. Jo. Ten matosi kempingas, kur pasiparkavom. Žiūrim, kas čia bus. Atsisėdom į keltuką. Keltukas toks paprastas. Bet man atrodo, kad mes labai geroj pusėje atsisėdom, nes jeigu plauks, tai pro krioklius matysis geriau. Tai va.
Čia, žodžiu, sustojom, išlipa žmonių. Žodžiu, čia yra toks haiko turas, gan toks sudėtingas. Ir iš čia tave paleidžia ir lipi ant kalno ir nulipi kažkur prie Geirangerio turbūt. Arba gali iš Geirangerio lipti ir iki čia ateiti ir kad tave paimtų čia. O, išlipom. Geras tripas toks iš tikrųjų. Iš tikrųjų daug metų žinojau apie šitą tripą, bet niekad nesu buvęs. Tai va, dabar žiūrėsim kažką, eisim kažką, kažkur, kažkaip, pažiūrėsim, ką Geirangeris geras. Orą tai buvo pranešę lieva iš tikrųjų žiauriai. Nu, toks tipo saulė, debesis, lietus gal, bet oras tai geras žiauriai. O šiaip tai šitas savaitgalis, nu toks, ta prasme, realiai išvažiuodami iš namų, tik tai sugalvojom, kad čia važiuosim. Nebuvo jokio plano iš vis. Toks, nu, iš tikrųjų turėjom kelis variantus, 3 variantus, bet nu, atsakom, davai varom į Geirangerį. Taip grinai išvažiuodami iš namų. Tai va, ir nieko čia iš tikrųjų neorganizavom, neplanavom, ką čia veiksim. Bet kažką veiksim, ne? Tas iš tikrųjų tripas su laivuku žiauriai geras buvo. Taip, nu, įdomi. Dabar va, kavinėje esam. Atsigeriam kavos. Ir varysim į kemperį. Šunį gal pavedžiot varysim. Gal pavalgysim. Davai, susitinkam prie kemperį. Nu va, grįžom į kemperį. Žmona su vaiku išvarė į vaikų žaidimo aikštelę. Bet su vieta čia tai žiauriai pasisekė. Taip iš vis atvarėm. Iš tikrųjų buvo planas gal net nemiegoti Geirangerį. Turėjom biškį kažkokį kitokį planą. Bet taip, pasistatėm ten aikštelę į mašiną. 200 kronų stovėjimas ten, 3 valandų.
Ne, galvoju, ką, va, iš kemperį šokį biškai brangiau sumokė. Nu, per pus brangiau, bet visą dieną gali būti ir naktį. Tai va. Ir taip pasikeitė planas. Pati geriausia kelionė būna be planų iš vis. Bet tas vaizdas, va, pažiūrėk. Toks vaizdas. O ką? Tai ką, žinau. Aš varau gal biškį su šuniu čia pasivaikščiosiu. Ir kažkokį griliuką gal užsikursim. Pažiūrėsim, ką kepsim. Yra 3 alternatyvos kepimo šiandien. Išsirinkti reikės vieną. Turim iš tikrųjų oto filė. Šašlyko esu užraugęs ir aišku, dešrelių yra. Tai pažiūrėsim, ką čia pasikepsim šiandien. Gerai, tada susitinkam prie griliuko. Užsikūriau griliuką. Iš tikrųjų, čia matau per kamerą, nesimato taip gerai, bet karočią visas kempingas dūmose paskendęs. Visi eina pro šalį, taip žiūri, karočią, ar nedega čia koks kemperis. Matėt? Žodžiu, galvoju otą kepti, jau žiūriu, prisistatė vieną paukščiukas. Į otą pasikesinti norėjo. Dabar žiūri taip iš toli. Bet čia bus gerulis. Tokie oto šliosiukai. O, čia jo. O tukas kepa. Taip atrodo viskas čia. Jo, va, oto filė gavau. Ne filė, čia gabaliukai. Iš pusbrotoko. Bet kadangi folijos neturim, reikia biškį gal jos taip dažniau vartyt, kad jie nepridegtų. Ai. Bet oto filiukai ant griliaus yra žiauriai skaniai. Net užlašis skaniau. O tas paukštis, tai jisai ten sėdi dabar, laukia, kol aš nueisiu. Ten vaikai yra. Iš akmenuko paleisiu. Vo, taip gavosi, žiūrėk. O, toks vaizdas. Eina valgyti. Nu va, varom biškį link Geirangerio pačio miestelio. Ten yra toks haiko tripukas, net nepavadinčiau haiko tripuku. Nu tokie laiptai, maždaug ten, kur yra kempingas, iki... Irgi nepavadinčiau to centriuku, bet žodžiu. Geirangerio miestelis. Čia ankštokas kelias yra žiauriai. Tai va, varom tais laiptukais dabar. Ten bus jo krioklys, dar kažkas, nebeatsimenu gerai.
Nu va, ir toks tas Geirangeris. Jo, nu čia nieko nepamatysi, čia mažas tas miestelis. Aišku, galėjome į daržinį varyt, bet kažkaip nusprendėm nevaryti, nes yra labai aukštai ten, iš tikrųjų tokia žiauriai varginanti kelionė yra. Tai aišku, nėra labai toli, bet kokią gerą pusvalanduką važiuoji ten į tą viršų. Su kemperiu, tai ten toks kemperio kankinimas. O šiaip ką, va, čia yra viešbutis. Toks šustriausias Geirangerio viešbutis. Esam ten porą kartų buvę. Ten gerai yra taip žiemą, gali lauke baseinę maudytis. O šiaip ką, nu, judam dabar link kemperio. Bet tas pats Geirangeris tai toks mažas miestukas čia yra, o ką. Saulėlydį stebim. Nu, nebestebim, jau buvo saulėlydis. Bet kaip čia Geirangerį įdomiai, saulė va ten buvo ir pradėjo leistis. Ir taip palei kalną, taip leidas. Ir čia, nu dabar jau nusileido, bet, nu, biški buvo už debesies pasislėpus. Bet taip geras, taip saulėlydis toks tipo, leidžia saulė taip palei kalną. Iš tikrųjų, žiauriai nedaug vietų būna, kur tokį saulėlydį, matai, kur toks ilgas saulėlydis yra. Nes Norvegijoje dažniausiai būna ten, kur kokiam kempinge būni, 6 valandą, bum, saulė už kalno, viskas baigės. O čia toks buvo, toks valandą laiko, saulėlydis buvo. Davai, o ką mes čia va, saulę palydėjom, pasėdėsim ir eisim kokių čipsų suvalgysim, galbūt eisim teliką pažiūrėsim, turim filmų iš 90 metų. Ne, iš tikrųjų, tai kaip mes filmus žiūrim kemperį. Čia gal, aišku, gal daugiau kas taip daro. Mes, žodžiu, turim Apple TV, galima, aišku, su Chromecastu. Jeigu kempinge būna Wi-Fi'us, tada iškart jungiam Apple TV ant Wi-Fi'us ir žiūrim Netflix. Bet jeigu nėra kempinge Wi-Fi'us, nu čia yra Wi-Fi'us, bet čia netraukia iki mūsų. Tai turim iš tikrųjų parsisiuntę filmų į USB, įsirašę, įsidėję į teliką, tokiems atvejams, kai nebus interneto. Aišku, tie filmai ten tokie random, iš vis ten belio kokie, bet iš tikrųjų, vat, ką dar pastebėjau vieną dalyką, kada tu, pavyzdžiui, eini, nu, sakykim, per Netflix ar per kažkokį ten kitą, eini ir renkiesi filmą ir tipo, nu šitas neįdomus, šitas nesąmonė. O va, kaip, pavyzdžiui, pasiemi, va taip 20 filmų įsirašai į USB, bet tokių iš vis random, va taip iš eilės, eini ten belia kokių, karočią, prisirašai, visi būna įdomus. Visada. Tai va, ką, ne, eisim mes miegoti ir susitinkam rytoj, o pažiūrėsim, ką rytoj veiksim, rytoj turbūt varysim iš Geirangerio. Ir, nu ką, iki rytojaus. Nu, va, labas rytas. Būdom ryte. Taip, prasitraukiam užuolaidas ryte. Va taip, toks kruizas. Po langais. Ten įdomi. Ten, žodžiu, jisai pasistatė ne vidury fjordo, bet beveik. Ir čia tas tiltukas, žodžiu, išsilankstė kažkaip ir į tą kruizą. Žiauriai įdomi.
Tai va, o koks planas šiandien? Šiandien kažką galvojom, pajudėsim jau iš čia. Ir kažkur varysim, kur galima gal kokį haiko turiuką paimti ar kažką. Bet jau iš Gairangerių važiuosim jau į antrą pusę. Tai va, nežinau, čia pavalgėm pusryčius jau viską. Eisiu. Reikia susitvarkyti kemperį ir pajudėsim. Tai gal tada pajudam. Nu va, išvarėm iš kempingo. Pakeliai va sutikom trolį vieną, dar vieną trolį. Jo, žodžiu, išvarėm, užvažiavom jau čia ant kalno, kaip matėt. Ir dabar nežinau, kur važiuojam, iš vis be planų. Kažkur kažkaip, bet noras yra šiandien wild campinti kažkur. Ne? Ne? Davai, tada varom žemyn ir žiūrėsim, kur nuneš mus likimas. O, važiuojam, žodžiu, link Trollstigenų. Šiandien wild campinsim kur nors. Suradau dabar tokį spotą. Gal čia vakare atvažiuosim. Važiuosim paskui iki Trollstigenų. Įlipsim gal į tą haiko turiuką ten prie Trollstigenų. Bet dabar suradau viečikę tokią pasigrilinti, taip pasėdėti, pasigrilinti. Bet geras vaizdas yra. Jeigu kažkaip atsisėsim, pavyzdžiui. Opa, ką sniegas. Bet ką, 16 laipsniukų laukia, taip jau gali būti. Net šalta. Tai va, vaikis miega, žmona miega, visi miega. Davai, einu biškai čia pasistatysiu kemperį gražiau ir stiksim prie griliuko. Nu va, taip, įsikūrėm. Yra tūlikai. Einam pažiūrėti, kas čia per tūlikai. Tokie tūlikai kalnuose. Čia neblogai, tas link Trollstigenų važiuojant nuo Valdelio. Tokių va, visokių vietų yra, kelios vietos yra iš tikrųjų, bet šitą tokia šustriausia vieta, čia esu matęs, daug kemperių stovi dažnai. Jo. O, čia griliukas jau pakurtas. Einam sniego pažiūrėti. Nu va, ir biškai pradėjo lašnuoti. Va,
Aliuko nealkoholinio. Galima biškai taip va. Man patinka taip patušinti kartais, taip dugnelis ten viduje. Skanumėlis. Jo, situacija negerėja ten. Tikiuosi, kad mums neužpūs čia to lietaus. Taip nesinorėtų, iš tikrųjų, jau taip gerai sėdėjau ant kėdutės, jau toks tikras kempingavimas buvo prasidėjęs. Ne, super. Ką, Redai? Redai? Ką tu? Ir tu valgysi šašlykų? Ne, nevalgysi, negalima tau šašlykų. Ne? Galima šiandien šašlykų. Nu va, pajudėjom iš tos vietos, iš tikrųjų link Trollstigeno, nors ir ten atrodo labai baisiai. Pažiūrėkit, ten atrodo debesėliai, tai neįspūdingas turėtų oras būti. Nu, bet čia irgi tas pats, čia irgi prieš išvažiuojant buvo tokiais ledukais lyg ir taip snigti kažkaip pradėjo. Aš numiegojau pusę valandos, taip pavalgiau šašlykų, atsiguliau ir viskas. Tai va, nuvažiuojam, pažiūrėsim, kas gero tenai. Nu, atvarėm. Lyjo čia baisiai, kaip matėt. Nežinau, ką čia darysim. Nu, atrodo, nebelyja jau. Varysim pažiūrėti kažką. Bet debesis tai gražiai atrodo. Man asmeniškai tai Norvegija yra pati gražiausia, kai yra debesų, ypač kalnuose. Iš tikrųjų, pažiūrėkit, kaip atrodo.
Ne, iš tikrųjų jau mano kanale turbūt bus per daug trolių kelių. Bet, nu tiesiog iš Geirangerio realiai, nu niekur nebenuvarys įdomiai. Galvojam, yra dar viena vieta ten, bet ten irgi taip nelabai norėjom varyti, tingėjom. Tai čia toks vos ne kaip pakeliui gavosi. Tai... O ką? Trollstigenas vis dar uždarytas, bet šiemet atsidarys, sakė, kiek girdėjau. Pravažiavimas kainuos 100 kronų, man atrodo, jeigu gerai pamenu. Tai va, einam į balkoną, jau čia pat esam. Iš tikrųjų matosi, kaip čia va užverstas kelias yra. Čia ir čia biškį. Jo, ir čia va. Debesų žaismas tai čia fantastiškas. Dėl ko va sakau, kad Norvegija ir kalnai gražiausiai atrodo tokiu oru. Pasižiūrėkit, kaip atrodo viskas. Ir čia toks smogas įeina, ir toks net rūkas atsiranda, vat grinai esi debesyje. Ne fantastiškai atrodo. Nu, žodžiu, grįžom į tą pačią vietą, kur buvom, kur šašlykus kepėm. Ir galvom, gal Trollstigene ten aikšteliai pasilikt, bet ten judesys žiaurus, ten autobusai du atvažiavo ten, žodžiu. Kai atvažiavom, iš tikrųjų, nebuvo ten daug mažiau. Dabar va, vaikis žiūri Makvyną. Aš žinau. Pasėdėsim čia, taip, iš tikrųjų labai tikiuosi, kad gal kokią saulę netyčia išlystų, taip čia galima būtų biškį lauke pasėdėti. Iš tikrųjų žiauriai esu pasielgęs to tokio lauke pasėdėjimo. Nes, kaip ir sakiau, tikras kempingavimas yra, nu, lauke, nu, gali pasėdėti, nors taip, kad gali ir karšta nebūti, bet saulutė, tai biškį šviečia, taip šilta, taip. Tai va, nu ką, žinau, žiūrėsim, ką čia veiksim. Kai geras pašnekėjom prieš tai, kad būtų gerai, kad bent saulė šviestų. O, taip už 10 minučių sėdžiu va ant kėdės. Yra taip vėsokai, bet kai saulė sėdi, taip šilta yra faina. Iš tikrųjų dar va kemperį taip pastačiau, nes kemperis biškai užstoja vėją. Nes vėjas iš tos pusės tai baisus yra, bet už kemperio grinai neužpučia iš vis. Taip pats tas. Ką dabar? Tokį nusipirkau. Tokį žiauriai fainas toks. Jis toks gal biškį net didesnis, nu, negu mano išmera, bet toks jaukus, toks. Žodžiu, įsidedi taip. Ir toks, nežinau, žiauriai geras. Ant akcijytės pasiėmiau. Žinot, kažko trūksta.
Turim kaimyną. Kaimynas nežinau kaip miegos, nes iš tikrųjų yra šalta, tai žiauriai. Žiauriai. Nu nežinau, kemperį žiūrėjau, tai rodė, kad laukia 6 laipsniai. Gali būt, kad čia vakarais biškai pakrenta temperatūrytė. Toks lengvas vėjukas pučia, bet tas vėjukas toks ledinis yra. Iš tikrųjų jaučiu, to vėjo nebūtų, tai čia nebūtų šalta. Bet tas su motociklu ten, tai aš nežinau. Jaučiu, taip nenusirengs, taip ir šoks miegoti miegmaišį su visą aprangą. O mes va, taip savo. Ramiai čia, taip tarp akmenų. Sutaisysim. Negaliu atsidžiaugti šito vaizdo. Neypatingas vaizdas, bet kalnuose. Įdomu, kiek yra altitude. O, 720 metrų aukštis. Tai dar nėra labai aukštai, bet tai ką jaučiu, čia atsisveikinsim. Ta prasme atsisveikinsim iki rytojaus. Rytoj judėsim link namų, gal kažką dar filmuosiu, ane? Tai iki ryto. Jau nenorėtum būti elniukas šitose apylinkėse. Nu, pajudam dabar iš savo kempingo vietų. Biškai šaltą naktį buvo, nukrito biškai temperatūra. Tas motociklininkas, tai neįsivaizduoju, kaip ten turėjo miegoti. Nes aš naktį atsibudau, pažiūrėjau lauko temperatūrą, žiūriu 4 laipsniai. Ir paskui ten dar lyjo. Žodžiu, tas išlindo paskui iš palapinės su tuo pašalmiu. Matyt, irgi dubėlino. Mes tai ką, naktį šildymą įsijungiam naktį ir tas gerai buvo. Jo, judam link namų. Žiauriai gera vieta šitą, jeigu taip iš Trollstigeno Geirangerį važiuoju. Čia taip prieš pat Trollstigeną taip ramiai gali sustoti ir būti. Yra pilna, iš tikrųjų, visur važiuoju, kur kokia kišenė būna, ten kempina kažką. Matosi. O, pusryčiauju man. Tai va, nu ką, jaučiu gal nebefilmuosiu jau čia, ką čia namo grįžti reikia. Kiek čia valandykė kelio, jokių įspūdingų vaizdų. Ką žinau, tai gal susitinkam kitą kartą. Tada pafollowinkit Instagram'e mane, pasuscribinkit, palaikinkit, sugalvokit, žodžiu. Turit kažkokių klausimų, parašykit Instagram. Ir susitinkam kitam videose.